Kaip aš sodinu šilokus? Nuo geotekstilės nuimu spalvelę. Nuo geotekstilės. Tada paimu su šaknim, va čia iš vazonėlių ištraukta, su žemė ir šaknim. Tiesiog padedu ant geotekstilės, šiek tiek priploju, išskleidžiu tą žemę, aš taip priplojau, tada išberiu gausiai skaldelę, ištraukiu šakeles. Jeigu man kažkokia šakelė nulūžo, žinokit, labai gerai įsišaknydina, tiesiog ją reikia įkišti ir vėlgi gausiai užpilti skaldelę. Viskas. Paslėpam šiloką ir jisai plėsis ir užims didelę teritoriją. Jeigu dar turim šilokų, tai pasižiūrėsiu su šaknelėm. Čia šilingė, lygiai taip pat aš sodinu šilingę, tai ruduo, tai galima tiesiog padaryti šilingų kilimą. Kad stau iki geotekstilės padedu šilingę šakneles ir gausiai užpilu. Kitais metais man pasidarys čia tokį didžiulį kilimą. Štai šiloko vaikutis. Aš noriu jų ir vėl ir ten. Dažniausiai man gražu kaip prie akmenukų. Surandu gražią vietą, nukasiu iki geotekstilės. Padedu, labai svarbu, kad šaknelės kažkiek gautų dulkių arba tiesiog smėliuko. Ir gražiai viską uždarau su akmenukais. Svarbu, kad šakelės, kurios turi gauti saulės ir šviesos, liktų neužkastos.